Pirmiausia, aš manau, turi būti sveikas požiūris į pinigus. Jie neturi būti nei nuvertinti, nei pervertinti. Vaikas turi aiškiai suprast, kad pinigai tai yra priemonė. Priemonė įsigyti daiktus, priemonė kažką padaryti, kažką gero padaryti. Bet kokiu atveju tai nėra tikslas, o tai yra tik tai priemonė. Be abejo, tai yra labai svarbus dalykas, jų negalima švaistyti, reikia elgtis protingai, tiesiog, kaip aš manau, sveikas protas ir turėtų diktuoti, kai žmogus turi pilną piniginę pinigų, tai jis tada skaičiuoja, kiek toj piniginė pinigų ir tik tada planuoja savo išlaidas. O ne iš pradžių nusprendžia, ką jis nusipirks, o tada galvoja, ar jis turi tų pinigų ir iš kur dar gauti, ar skolintis, nesiskolinti. Kad tiesiog vaikai nuo mažens jau suprastų tą atsakomybę ir kad pinigai yra tik tai priemonė. Tele2 lygiai tas pats pavyzdys. Tele2 savo veikloj remiasi ne kažkokiais ten ypatingai moksliniais metodais, kaip taupyti, kaip efektyviai investuoti, o tiesiog racionalaus, sveiko proto principais. Jeigu tu gali nusipirkti pigiau, tai ir perki pigiau, o ne perki brangiau. Keistas principas, bet jis toksai yra veiksmingas visose gyvenimo srityse. Jeigu gali padaryti geriau už tą pačią sumą, tai ir darai geriau. Geresnius produktus, geresnės paslaugas, geresnės kokybės daiktus parduodi žmonėm už tą pačią kainą. O ne prašai, kad žmonės mokėtų brangiau ir parduodi jiems vidutinės kokybės dalykus. Tai čia yra du pagrindiniai dalykai. Iš vienos pusės, jei gali pirkti pigiau, tai perki pigiau, dedi pastangas tam, kad įsigyt pigiau, o iš kitos pusės darai geriau, turėdamas tą pačią pinigų sumą, tas pačias investicijas, stengiasi padaryti viską geriau, geresnės kokybės.